yra priverstas atiduoti tikrai gana greitam savo varžovai, ten berods 130 numeris, Pierre Žalis iš Vokietijos. Ir nuo tramplino šokantys bagai atvažiuoja į šią jau pradžiūrusią trasos zoną. Matome tik tais 136 numerį Colin Peller iš Olandijos. Antrasis numeris Markus Lubelerio užtikrintai tą rikiuotę veda nuo pat pradžios į priekį. Na tai ir galėjom suplanuoti, mažai kas galėtų jį aplenkti. Bet aišku, čia dar tik trečios kvalifikacijos reikalai. Saulis nuo 130 numerio Pierre Žalis iš Vokietijos. Ir būtent būtų labai gerai čia dar kokią poziciją aukštyn pakilti Saulį Žundai. Lauskė buvo bent vieną savo važiavime užtenka aplenkti varžovą ir jau tikriausiai į pusfinalį, bent jau ten į tą ketvirtąją eilę, 90 numerių tikrai bus galima patekti ir Sauliui Žundai. Gražu, kad pasidalina vietomis ir štai, gerai, viskas ramiai. Štai priekyje 106 numeris Tim Jaspers. Pozicijos vietų sportininkai apsikeitė vietomis. Na, prieš savaitę Bauskėje pirmąją vietą iškovojo Steven Laube. O štai pavyzdžiui Remo Kobras buvo 6 vietoje.
dar tik trečias, tai apie šį sezoną tikriausiai kalbėti dar anksti. Laukia dar dalyvių ir Vokietija, ir Čekija, tada Prancūzija, Vengrija. Toks tikrai naujos trasos išbandymas sąlyginai bus. Praeitais metais Vengrai neorganizavo etapo. Autokroso čempionato. Praėjusiais metais tarp visų organizatorių Vilkyčių automobilių sporto klubas buvo rikiuojami 4. vietoje, tai buvo visai podiumo. Ir priminsiu, kad 9. tai yra Europos čempionatas. Kitąmet, jeigu čia šios Europos čempionato varžybos įvyks, šeštoje pozicijoje dabar jis. 140 numeriu pažymėta vagiai. Pilotuoja Kęstutis Krakys, šiuo metu jisai 6. Na, o čia kova tarp 104 ir 111 starto numerio. Šį kartą baigėsi. Vakar tikrai atrodė, kad turi didelių problemų, ten vos judėjo trasoje tos pirmos kvalifikacijos metu, nuo šiandien tarsi atgimė. Tai kadangi bus galima atmesti vieną kvalifikaciją, tai pusfinalyje tikrai iš tęsis važiavimas, pusę distancijos va lygiai dabar iš 5 ratų, kai atvažiuos lyderiai prie finišo bus likę dar 2. Varžovą ir iš Kalo, Kenny Redding, kuris mėgsta taranuoti, tai parodė jau ir toje antroje kvalifikacijoje, šiandieną iš ryto, būtent jis buvo to incidento sukėlėjas.
visiems tokiam aptujusiam atvažiuoti iki finišo, pažiūrėsim. Numeris Westerkamp 5. Na ir Kęstutis Krakys. Šratai pabaigoje gal išties bus galima visai labai svarbus startas. Ir jis prašoka Kęstutis Krakys. Nu dar šiek tiek. Taip, šeštas važiuoja šiuo metu Kęstutis Krakys. Na, negali linkėti nesėkmės, bet praeina savo raudoną vėliavą. Red flag. It was so good for our Lithuanian driver Kęstutis Krakys. But we will have this semi-final restart. Ir trasoje sustojo 127 numeris, vokietis Chris Herbs. Iš karto apžiūrės medikai. Papildomas saugos tarnybų susirinkimas dar buvo organizuotas tos pertraukėlės metu, kol mes vaikščiam po Dalykų parką. Poziciją Saulius Žunda jau laimėjęs, šiuo metu 9. O ir ten gerai tęsis važiavimas. Sustoja trasoje būtent varžovas, kurį Saulius Žunda aplenkė. Sauliui kol kas pavyko aplenkti vieną varžovą, Kevin Westerkamp, 121 numerį. Na, o lyderių penketuke. Stin Jasmens, Remo Kobras, Andris Kulikovskis, Bart Vanderputen ir Rudi Vankurė. Three drivers from Netherlands, one from Austria and one from Latvia. Stin Jaspers, Remo Kobras, Andris Kulikovskis. This is the top 3. And then in the 4th position, Bart Vanderputen and Rudi Vankurė. Pusantros sekundės, 1,6.
5, Andrius Kulikovskis. And ir žiūrėsim, kurioje vietoje Kęstutį Krakį mes matysim. Štai penktas iš šiuo metu. Bet ten apsisuko trasoje ir dabar matyt kris į 6-ąją poziciją. Ne, vis dėlto niekas nepamauna Kęstučio Krakio, jokie sunkumai šiuo metu jis 5-oje vietoje. Tiesa, labai arti yra varžovai, arčiausiai Kęstučio Krakio prancūzas Aleksandr Tol, kuris tikrai visose kvalifikacijose demonstravo geresnius rezultatus negu Kęstutis Krakys. Kol kas sportininkas, tad jau dabar, tik tais varžovų dovanos, jų gedimai nebent gali atnešti. Sugesto, Kęstutis vėl grįžtų į tą penketuką. Jeigu tai būtų gal kažkoks lakas, jie vietos mūsiškiui. Ir apdovanos mus visus čia žiūrovų tribūnoje susirinkusius už palaikymą ir paramą Kęstutis Krakys. Variklio sulkų salvėmis, tai tikrai gražiausia muzika. Na ir jeigu atrodo gerai, supratau, kad latviškai kokias instrukcijas perdavė vieni kitiems teisėjai.
pirmas posūkis. Didelė persvara ten įgyja pirmasis rikiuotėje važiuojantis 106 numeris Steen Jaspers, Markus Wimler antras, pirmas Olandas, antras važiuoja aštuntas. Ir tik prasideda čia mūsų džiaugsmas, dar 5,5 rato finale. But really intense fight between the third and the fourth place. Only 0.2 second difference between these two drivers. Now on the third position we got number 122 Arnos Florian from Czechoslovakia. Pokyčių nesimato tarp važiuojančių dalyvių, tik tais vienas dar pasitraukė jų iš kovos. Tiesiog išvažiuoja iš trasos į saugią asfaltuotą tiesiąją. Finišuoti 101 numerį Jakub Novotny. 101 starting number. Jakub Novotny is standing on the other side of the track from the race control center. Left, the high intense on this final, and we are coming back into the fight for the third place. Paskutinis ratas, ar dar sugebės Olandas Bart van der Poelen aplenkti savo varžovą 122